Grįžtame į Kauno Žalgirio areną, kur netrukus baigsis pasaulio 17-mečių čempionatas, krepšinio čempionatas, varžybos, kuriuose liko vienas klausimas, kas taps čempionais, kas iškovos sidabro bronzą. Jau nuskynė šiandien Kroatijos komanda 93-61, tokių skirtumų, triuškinamų skirtumų įveikusi Ispaniją. O čia dvi komandos, kurios žaidė tarpusavyje pirmąją čempionato dieną grupėje. Jungtinės Amerikos valstijos ir Australija. Tada amerikiečiai nugalėjo įtikinamai 22 taškų skirtumų ir štai čia galimybė australams atsirevanšuoti, nors bus sunku, iš tikrųjų bus labai sunku, nes tie 22, kuriais amerikiečiai palaužė Australiją čempionato starte, neatrodo labai daug, tiesą sakant, turint galvoje tai, kaip klostėsi pirmenybės amerikiečiams toliau. Buvo ir per 50 taškų, štai taip Australija pradeda šias rungtynes. Nikolasas Dankanas tritaškių pelno pirmuosius taškus. Geriausias bei australų kovotojas dėl atšokusio kamuolio. Aš beveik po 9. Ima ne tik Australijos vienas geriausių, ne tik Australijos geriausias kovotojas, vienas geriausių šiame čempionate. Blokuojamas Džeilo Okaforo metimas, Benjaminas Simonsas. Visą tai atlieka australų starto penketas, jokių diskusijų kelti negali, tai yra ryškus komandos lyderiai, Nikolasas Dankanas, Mirko Džeričius, Benjaminas Simonsas, Dante Eksumas ir Džekas Parčeisas. Pirmosius taškus amerikiečiams pelno Justisas Winslow. Ir perimtas kamuolys Jungtinių Amerikos valstijų komandos. Starto penketas. Joelis Berry, Stevenas Domingo, Justisas Winslow, Stanley Johnsonas, Džeilas Okaforas. Nėra Jabari Parkerio, ko gero turėtume visą tai, nes 4 rungtynes žaidė Jabari Parkeris, vidutiniškai po 17 minučių per rungtynes. Ir kalbame apie tą žaidėją, kuriam prognozuojama tiesiog puikiai ateitis, apie kurį kalbama taip, po keliarių metų tai yra realus pretendentas tapti NBA naujokų biržos pirmuoju numeriu. Na ir be didelio Parkerio indėlio, nors ką reiškia be didelio indėlio. Parkeris beveik po 13 taškų renka. Šiame čempionate amerikiečiai rezultatyvumų labai išsiskiriančių žaidėjų neturi. Pirmas pagal rezultatyvumą Džeilas Okaforas dabar su 13, kiek daugiau nei 13, iš toli pataiko Stevenas Domingo. 13 lygiai renka Koneris Frankampas, dar vienas krepšininkas, kuris šiandien paliktas ant atsarginių suolo. Ir Jabari Parkeris beveik 13, kalbant apie Australiją, lyderis aiškus. Lyderis aiškus tai yra Dante Eksumas, kurio rezultatyvumas šiame čempionate 16,7 taško. Tai yra žaidėjas, kuris prieš paskutinę čempionato dieną buvo 4 pagal rezultatyvumą visame čempionate. Amerikiečiams nepavyksta suregzti atakos per 24 sekundės. Ir sodinamas jau dabar, sodinamas ant suolo Benjaminas Simonsas. Vietoj jo aikštėje Metas Jacksonas. Dante Eksumas bandys, aišku, 1 prieš 1, ne, renkasi 2 prieš 2. Perdavimas netikslus ir lieka tik štai taip mesti iš kone nuo aikštės vidurio Džekui Parčeisui. Kaip ir Dante Eksumas, galima sakyti, dinastijos teisėjas. Ir vieno ir kito tėvai buvo krepšininkai, abu žaidė Australijos krepšinio lygoje. Džeilas Okaforas pelno taškus
amerikiečių komandai. Lyderis ir, sakyčiau, realus pretendentas į geriausių pirmenybių krepšininkų penketą. Ir dėl statistikos. Daugiau nei 13 taškų, daugiau nei 8 atkovoti kamuoliai. Ir dėl to, kad ta statistika, ko gero, yra geriausioje čempionato komandoje. Na, rotuoja amerikiečių treneriai sudėti. Tiesiog beprotiškai mažiausiai žaidžia Dakari Johnsonas, traumuotas ir, kažin, ar jis pasirodys aikštėje. Dante Exumas pelno dar 2 taškus. Lygindamas rezultatą, amerikiečiai beje pirmą kartą buvo išsiveržę į priekį. Tada, kai pirmavo 7-5, dabar dar kartą lygų, kol kas atkakli kova Okaforas prieš Duncaną be didesnių problemų. Džeilas Okaforas pelno dar 2 taškus. Ir bus įskaitytas šis metimas. Nespėjo blokuoti varžovai Nikolaso Duncano bandymo. Kol kas amerikiečių trenerių situacija, aišku, netenkina. Pirmieji keitimai komandoje. Aikštėje pasirodo ir Jabari Parkeris, ir Tyusas Jonesas, kuris atlieka daugiausia rezultatyvių perdavimų šioje komandoje, o Okaforas smaginasi. 6. jo taškas. Daugiau nei pusę komandos surinktų taškų pelnė būtent Džeilas Okaforas. Australijai beje tik 2 žaidėjai renka taškus kol kas. Duncanas 5, Exumas 4. Jabari Parkeris iš toli. Ima kamuolį australai ir su juo rankose Mirko Džeričius. Antras pagal rezultatyvius perdavimus šiame čempionate. Vidutiniškai 6 per rungtynes. Dabar iš vidutinio nuotolio meta ir pataiko. Fabianas Kirslovičius lygindamas rezultatą dar kartą. Kol kas atkakli kova, kol kas vienintelė rimta problema australams yra Džeilas Okaforas, su kuriuo susidoroti nepavyksta. Metas Jacksonas. Baudžiamas asmeninę pražangą. Kol kas abi ekipos yra prasižengusios po sykį. Koneris Frenkampas metamas į aikštę, 2+ bauda. Nei Kirslovičiui, nei Duncanui kol kas niekaip nepavyksta sustabdyti Džeilo Okaforo. Ir dar vienas keitimas Jungtinių Amerikos valstijų komandoje. Kendrickas Nanas keičia Justice'ą Winslow. Okaforo rankose galimybė pelnyti 9-ąjį savo tašką šiandien. Ir pirmą kartą beje šiose rungtynėse padidinti Jungtinių Amerikos valstijų komandos persvarą iki 3 taškų. Ta galimybė naudojasi. Jungtinių Amerikos valstijų komandos aukštaūgis. Aikštės gynybą rikiuoja amerikiečiai. Proga išmesti 3 taškį, tačiau pro šalį leidžia kamuolį Joshua Derpsenas. Nuklysta amerikiečiai. Kol kas australų gynyba pavyzdinė išskyrus vieną dalyką. Išskyrus tai, kad nepavyksta suvaldyti JAV komandos pagrindinio vidurio puolėjo. Iš vidutinio nuotolio labai netaikliai meta Joshua Derksenas. Antrasis jo pramestas metimas.
Minėjau, Australijos komandoje beveik po 17 taškų renka Dante Eksumas. Kiti lyderiai, kalbant apie taškus, Mirko Džeričius ir Benjaminas Simonsas, po 10 vidutiniškai. Jungtinių Amerikos valstijų komandoje pagrindinį lyderių trejetą išvardijau, tačiau labai sąlyginiai dalykai yra šie skaičiai, nes net 8 amerikiečių žaidėjai pelno ne mažiau nei po 8 taškus per rungtynes. Desperatišką metimą paskutinę atakai skirto laiko sekundę paleidžia Mirko Džeričius ir pataiko iš toli, lygindamas rezultato. Čekas Anienduka. Indukanie, taip. Keičia Džeilo Okaforą ir pagrindinė problema yra aiškiai matoma. Amerikiečiai, jų vidurio puolėjai tiesiog smaugia varžovus. Po krepšiu Okaforas 2-10, Nduka Anie 2-6, bet sudėjimas toks, kad į 17-metį jis sunkiai panašus. 2-10 turi ir Dakari Johnsonas, kuris šiandien kažin ar žais. Bent jau apšilime nedalyvavo ir kaip ir Jabari Parkeris, jis šiame čempionate sužaidė tik 4 rungtynes. 16-14 JAV komanda priekyje, Frankampas. Vienas prieš visus. Konerio Frankampo taškai, didinantis amerikiečių persvarą iki 4, 18-14. Mirko Džeričius dar kartą iš toli, šįsyk pro šalį. Ir dar kartą viskas labai paprasta. Vidurio puolėjai bei dar 2 lengvi taškai. Fizinė jėga amerikiečiai kol kas tiesiog užmuša varžovus, atkarpa 6-0. Ir 6 taškų persvara, 20-14. Australai bando iš toli, tačiau jų metimai netikslus. Bandė štai taip prasiveržti į varžovų baudos aikštelę Tyusas Jonesas ir atiduoti kamuolį Ndukai Aniei. Klaida. Jonesas, jau minėjau, daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliekantis krepšininkas, 5,3, o dabar pirmoje minutės pertraukėlės šios rungtynėse. 16 taškų prieš 6 iš baudos aikštelės, rezultatui esant 20-14. Tokia statistika, amerikiečiai tiesiog smaugia Australus jų krepšio prieigose, jau minėjau, galingai sudėti vidurio puolėjai Nduka Anie ir Džeilas Okaforas. Didesnio pasipriešinimo nesutinka, na, aukščiausias australų krepšininkas yra Darcy Melonas. 2,13 m, bet jis šiame čempionate kol kas žaidė tik 15 minučių. Ir tikrai ne jis yra tas, kuris turėtų kovoti. Ir kuris kovos su amerikiečiais, bei jo Fabianas Karslovičius. 2,4 m. Ir atletiškumu aiškiai nusileidžia australų vidurio puolėjai bei sunkieji kraštai varžovams. Tuo amerikiečiai kol kas ir naudojasi. Matyti, visą tai jau buvo pastebėta JAV komandos trenerių pirmose rungtynėse, o galbūt ir tarpusio rungtynėse šiame čempionate, o galbūt ir prieš jas. Ieško naujų variantų. Australijos komandos treneris Gajus Malojus. Gerardas Martinas metamas į aikštę. Taip pat ir Feliksas Kalau van Hope. O į aikštę sugrįžęs Džeilas Okaforas ir toliau daro tą darbą, žudantį darbą, kurį atliko dar prieš tai. Pavyksta, nepavyksta australams
pereiti per 8 sekundės į varžovo aikštės pusę. Na, kamuolį perkelti pavyko, bet suklysta atiduodant kamuolį Dante Eksumas. Bandys 1 prieš 1? Ne. Renkasi kitą sprendimą. 4 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir viskas. 22-14, 8-0. Tokius spurtų amerikiečiai baigė šį kėlinį ir tie patys 8 taškai skiria komandas čia į Kauno Žalgirio areną. Mes grįšime po pertraukėlės. Amerikiečių jėga, ūgis ir svoris kol kas lemia 17-mečių pasaulio čempionato finalo rezultatą. Ta rezultatą, kuris dabar yra švieslentėje, 22-14. Net 9 iš 10 dvitaškių amerikiečiai pataikė. Ir taškai pelnyti iš baudos aikštelės 18-6. JAV komandos naudai. Kova dėl atšokusių kamuolių amerikiečiai taip pat laimi įtikinamai 10-6. Na, kalbant apie australų žaidimo planą, planas yra pabandyti tritaškiais kompensuoti tai, ko nėra po krepšiu. Pražanga prieš Jonathaną Williamsą. Ir tritaškių metama daug, iš tikrųjų daug, pataikoma nedaug. 2 iš 11. Kol kas tai galbūt ir yra pagrindiniai štrichai, kalbant apie pirmosios žaidimo pusės statistiką. Na, dar galima pridurti tai, kad tiesiog nesulaikomas yra kol kas pagrindinis JAV komandos vidurio puolėjas Džeilas Okaforas, kuris surinko 11 taškų. Dabar pirmuosius savo taškus pelno Jonathanas Williamsas. Dante Eksumas pasileidžia į varžovų aikštės pusę. Dar kartą iš toli, dar kartą pro šalį. Bando grumtis dėl kamuolio Nikolasas Duncanas, bet ir vėl amerikiečiai šiuo žaidimo aspektu varžovus pranoksta. Be pražangos iškrapštomas kamuolys šį kartą iš Džeililo Okaforo rankų. Tačiau kamuolys lieka amerikiečiams. 9 sekundės atakai. Joelis Berry su kamuoliu. Toks jo metimas ir tęsiasi serija. Prisimename, kad pirmojo kėlinio pabaigoje buvo 14-14. Dabar 26-14 ir 12 iš eilės amerikiečių pelnytų taškų. Martinas. Prie tritaškio linijos dar kartą pro šalį. Nikolasas Duncanas ima kamuolį. Atgal Dante Eksumui. Arčiau savojo krepšio australų amerikiečiai neprileidžia, o šie galbūt ir nepernelyg ten lenda, nes nedaug šviečia. Tai priekinė varžovų linija tokia, tritaškis po tritaškio. Ir viskas pro šalį. Tai yra irgi rimta problema Australijos komandai. Išmeta tarsi ir laisvi, bet pataikyti nepavyksta. Dante Eksumas išprovokuoja varžovo pražangas, tos prie baudų metimo linijos ir turės galimybę nutraukti užsitęsusią atkarpą be taškų. Jonathanas Williamsas palieka aikštę Jungtinių Amerikos valstijų komandoje. Australijos ekipoje 2 keitimai iš karto. Dante Eksumas. 5. jo taškas šiandien. Kartu su Nikolasu Duncanu rezultatyviausias Australijos komandos žaidėjas yra šis krepšininkas. Jau minėjau, na, matome. 16,7 taško per rungtynę. Kažin, ar jam pavyks pavyti rezultatyviausius šio čempionato žaidėjus, argentinietį Gabrielį Deką, ir šiandien dar 23 taškus rungtynėse dėl bronzos pelniusi kroatą Mario Kezonja. Bet šiaip ar taip, Eksumas yra viena ryškiausių čempionato žvaigždžių.
Dar kartą iš toli ir šį kartą taikliai meta kamuolį. Metas Jacksonas, 5-0, laimėta australų atkarpa. Atkarpa, kuri leidžia sušvelninti Gajaus Malojaus komandai skirtumą nuo 12 iki 7. Donaldas Showalteris treniruoja Jungtinių Amerikos valstijų komandai, jei neklystų, šio fakto dar neminėjau. Dabar jau amerikiečiai iš toli, baigiantis atakai skirtam laikui. Steveno Domingo metimas nesėkmingas, kamuolys net neliečia lanko ir tai reiškia, kad Australijos krepšininkai apsigina bei turės kamuolį savo rankose, tačiau tai bus po to, kai baigsis amerikiečių paprašyta minutės pertraukėlė. Sėkminga Australijos komandos atkarpa, 5 iš eilės pelnyti taškai, apsiginta po amerikiečių atakos ir aišku, nevadinkime to paniką, nerimo ženklų amerikiečių stovykloje atsiranda iš karto Donaldo Showalterio. Minutės pertraukėlė, Australija dar kartą galės pabandyti suregzti ataką ir toje atakoje pelnyti taškų. Michaelas Laksfordas pasirodo aikštėje, dar vienas naujas veidas Australijos komandoje. Dabar būtent šis krepšininkas su kamuoliu nesiryžta mesti iš toli Metas Jacksonas, o Nikolaso Duncano bandymas labai jau netaiklus. Nuo Džalilo Okaforo rankų nukrapšto kamuolį australų komandos aukštaūgis Fabianas Kirslovičius. Tačiau greita ataka baigėsi štai taip. Sprūsta kamuolys iš to paties Kirslovičiaus rankų ir rezultatas nesikeičia. 3,5 minutės sužaistos antrajame kėlinyje, 26-19 pasaulio 17-mečių čempionato finale JAV pirmauja prieš Australiją. Iš vidutinio nuotolio dar kartą taikliai Jabari Parkeris. Pelno pirmuosius savo taškus kylanti JAV krepšinio žvaigždė, čia koja. Liečia kamuolį Justisas Winslow. Vidutiniškai daugiau nei 8. Beveik 8,5 atkovota kamuolio per rungtynes, būtent Justisas Winslow. Pagal šį rodiklį yra amerikiečių lyderis, atkovoja netgi šiek tiek daugiau negu Džalilas Okaforas. Dante Exumas, australų lyderis, gavo savo poilsio minučių, netrukus grįž į aikštę. Iš toli meta ir pataiko paskutinę ataką į skirto laiko sekundę. Michaelas Laksfordas. 6 iš tų 12 taškų, kuriuos turėjo amerikiečiai, lieka. Okaforui nepavyksta įmesti ir dabar prieš jį gynybą netgi ne dvigubina, o trigubina australai. Atrodo, kad būtent Okaforui yra skirtas puolimo lyderio vaidmuo šiandien. Išanalizuotos, aišku, išanalizuotos australų silpnosios pusės. Ir kadangi didžiausia persvara yra jėga po krepšiais, amerikiečiai, turėdami savo gretose tokį žaidėją kaip Okaforas, aišku, jam skiria labai svarbų vaidmenį. Metas Jacksonas buvo su kamuoliu. Džeričius iš toli pro šalį, tačiau Laksfordas ima kamuolį. Australijos komanda gali pradėti viską iš naujo. Į baudos aikštelę, ten iš Kirslovičiaus rankų krenta kamuolys. Renkam pasą.
Dar kartą Koneris Frankampas, jo metimas, kamuolys krepšys įspjauna kamuolį, tačiau ten aukštai ir ryžtingai. Kyla Justisas Winslow, jo dėjimas į krepšį vėl didinantis Jungtinių Amerikos valstijų komandos persvarą iki 8. Nepažįsta vidurio linijos taisyklė, nors trūko nedaug. Laksfordas Jacksonui, šis iš toli pro šalį. Kamuolį ima Okaforas. Dar vienas amerikiečių bandymas pataikyti iš toli pro šalį, tačiau ima kamuolį Okaforas. Ir blokuojamas jo metimas. Kadangi nepavyko išmesti kamuolio amerikiečiui, fiksuojami žingsniai. Joshua Derksenas grąžino kamuolį iš už aikštės ribų. Ir vėl be Dantės Eksmo žaidžia Australijos komanda. Galbūt tai yra bandymas šiek tiek sutrikdyti varžovų žaidimo planą, nes aišku, reikia manyti, kad būtent prieš Eksmą labiausiai rengėsi gintis amerikiečiai. Dabar australai renkasi kitus variantus. Frankampas stabdomas aikštės viduryje štai taip. Pražanga Laksfordui, pirmoji asmeninė ir antroji komandinė Australijai šiame kėlinyje. Kol kas nei vienas krepšininkas nėra susirinkęs netgi 2 pražangų. Nepaisant to, kad antrasis kėlinys jau artėja prie pabaigos. Žaidimas korektiškas. Ir netgi nepaisant to, kad amerikiečiai demonstruoja daug jėgos po krepšiais, pražangomis australai jų nestabdo. Jabari Parkeris iš toli. Trys Jabari Parkerio taškai grąžina amerikiečiams dviženklę taškų persvarą 33-22. Prie tritaškio linijos Dante Eksamas grįžęs į aikštę pabando, nepataiko, tačiau pats kamuolį ir pasiima. Iš toli pabando ir nepataiko Feliksas Kalafanhofe. Pro šalį. Apylygis antrasis kėlinys, taip, 3 taškais pirmauja amerikiečiai, bet kėlinys nėra rezultatyvus, dar ir tai reikėtų pastebėti. 11-8 kol kas rezultatas, o iki pabaigos, antrojo ketvirčio pabaigos lieka vos kiek daugiau nei pusantros minutės. Iš toli pabando dar vienas australų krepšininkas, šį kartą tai buvo Joshua Derksenas, tačiau ir jo mestas kamuolys skrieja pro šalį. O Jabari Parkeris įsišaudo. Antras iš eilės. Jo taiklus tritaškis. 6. Parkerio taškas. 8. Parkerio taškas, atsiprašau. Rezultatyvesnis už jį lieka tik Dželilas Okaforas. Įmetęs 11. Dante Eksumas, pelnydamas 8. tašką, dar labiau įtvirtina savo kaip rezultatyviausio Australijos komandos krepšininko ir šiame turnyre ir šiose rungtynėse statusą. 8 taškai pelnyti, bet apsiginti nepavyksta ir prie baudų metimo linijos stoja Koneris Frankampas. 2 taškai šiandien. Ir jau minėjau, 13 vidutiniškai šiame čempionate. Frankampas yra antras pagal rezultatyvumą. JAV komandos žaidėjas.
Pirmoji bauda taikli. Metikas 40 procentų taiklumų meta tritaškių šiame čempionate, 53 dvitaškius ir kol kas nėra prametęs nei vienos baudos. Keturiolika taškų skiria komandas. Tai yra antrojo kėlinio pusė, kaip ir pirmajame ketvirtyje amerikiečiai žaidžia sėkmingiau už varžovus. Pirmąjį kėlinį dar kartą priminsiu, JAV komanda baigė spurtų 8-0. Dabar prisimename, kad australai buvo sumažinę vienu metu varžovų persvarą iki 6 taškų. Bet ir vėl 14. Ir stilius, braižas vis tas pats. Australai vėl ir vėl bando mesti iš toli. Sekasi jiems. Kol kas prastokai, štai taip. Statistika įdomi. 23 tritaškius išleido australai iki šios akimirkos. Iš 2 taškų zonos jie bandė atakuoti tik 9 kartus. Iš tų 23 tritaškių įkrito 4. Procentas 17. Metant taip, aišku, šansų nedaug. Iki kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Australijos komanda. Dante Eksumas matyt pats imsis iniciatyvos, nes sužaidžia su komandos draugais. Desperatiškas tritaškis, dar vienas desperatiškas tritaškis, po to dar bando iš po krepšio kartoti metimą Fabianas Kirslovičius, tačiau viskas baigėsi štai taip, 38-24, sužaidus 20 minučių. Šiandien ir kol kas amerikiečių metimai iš baudos aikštelės, net 22 taškai pelnyti būtent iš ten, yra daug veiksmingesnis ginklas negu nesibaigiantis australų tritaškių srautas, kurių iš to srauto tik vienas kitas metimas įkrenta į krepšį. Minus 14. Galimybė pamastyti Australijos rinktinėms treneriams ir Australijos rinktinės treneriams ir galbūt galimybė pabandyti kitaip organizuoti žaidimą. Ką jiems pavyks padaryti, mes pamatysime. Truputį kantrybės, po 15 minučių grįžtame čia. Jūs ekranuose vėl Kauno Žalgirio arena, kur netrukus prasidės antroji rungtynių pusė, rungtynių, kuriuose dėl aukso kovoja Australijos ir JAV 17-mečiai savo amžiaus grupės pasaulio čempionate 38-24. Amerikiečiai pirmauja po pirmųjų 2 kėlinių ir savo persvarą jie didino nuosekliai. Buvo +8 po 10 žaidimo minučių, +14 dabar pražanga prieš Dante Eksumą. Pražanga Joeliui Berry, atrodo jis. Taip, būtent jam skiriama pirmoji asmeninė pražanga. Pražangų nedaug, vienintelis Feliksas Kalaufenhof yra prasižengęs 2 kartus. Šioje dvikovoje tai yra dėl to problemų jokių. Dante, ne vienai komandai. Dante Eksumas pelno 9-ąjį savo tašką šiandien. Kalbant apie tai, ką matėme pirmoje rungtynių pusėje,
Pirmasis kėlinys buvo gana atkaklus. Pirmaujantį komandą keitėsi net 6 kartus. Buvo priekyje ir Australijos krepšininkai, tačiau amerikiečiai viską į lentynėles sudėliojo, laimėdami atkarpą 8-0 pačioje kėlinio pabaigoje. Iš viso iš eilės. Pirmojo kėlinio pabaigoje ir antrojo pradžioje amerikiečiai pelnė 12 taškų. Be atsako. O vaizdas Dante Eksomas 2+ bauda. O vaizdas buvo toks. Australai meta iš toli, amerikiečiai iš po krepšio. Dvitaškių pataikymas, na, tarsi drastiško skirtumo ir nėra. Pirmiausia, dėrėtų pažymėti, kad amerikiečiai pataikė labai gerai, 75%. 12 metimų iš 16. Australai irgi tarsi neblogai 56, bet iš viso jie metė tik 9 dvitaškius, lyginant su 24 tritaškiais. Kuklu, sakykime taip, kuklu. Ir iš tų 24 tolimų metimų Australijos komanda pataikė tik 4. Eksomas turi dar vieną šansą ir štai taip realizuoja savo galimybę. 14 Dantės Eksomo taškas šiandien ir 6 trečiajame kėlinyje. 10 taškų skiria komandas. Australai šiek tiek priartėjo. JAV komanda 3 taškų metė 10, pataikė 3, baudų mesta labai mažai, na galbūt galima pažymėti tai, kad visos pataikytos. Visas 5 įmetė JAV komanda ir abi Australai. Dželilas Okaforas. Sunkiausiai sustabdomas amerikiečių ginklas pirmoje žaidimo pusėje. Dabar pelno 13 savo tašką ir rezultatyvumu galės pavyti Dante Eksomą. Jeigu pataikys baudą ir savo rezultatyvumą padidins iki 14. 5 atkovoti kamuoliai per pirmąją rungtynių pusę. Kova dėl kamuolių amerikiečiai laimėjo, nors ir ne milžinišką persvarą, tačiau laimėjo 19-14. Na ir agresyvi gynyba, kurią statistikos protokole galbūt atspindi perimti kamuoliai. Amerikiečiai iš varžovų jos vogė 5 kartus. Okaforas vėl keliauja pailsėti vietoj jo aikštėje. Pasirodo, na, pagrindinis dubleris, tai yra vis tas pats čekas Nduka Anija, kuris sužaidė sėkmingą atkarpą pirmajame kėlinyje, nors rungtyniavo nedaug, 5,5 minutės pirmoje rungtynių pusėje. Po 11 žaidėjų panaudojo ir vienos ir kitos komandų treneriai. Štai toks dėjimas iš viršaus Justice'as Winslow. Ir komandas vėl skiria 14 taškų. Australijos komandoje nežaidė jau minėtas. Pirmoje rungtynių pusėje aukščiausias žaidėjas Darcy Milonas. Jungtinių valstijų komandoje nerungtyniavo taip pat jau minėtas traumuotas Dakari Johnsonas. Visi kiti laiko aikštėje gavo. Na, amerikiečių treneris Donaldas Showalteris sudėtį rotavo labai intensyviai. Lyderius Australijos komandoje, tuos, kurie keičiami nedažnai, galime išvelgti ir aišku, nieko keisto, kad tai yra būtent jie. Beveik po 18 minučių žaidė Nikolasas Dankanas ir Mirko Džeričius, beveik 15 Dante Eksomas. Tai yra Australijos komandos lyderiai šiame čempionate. Beveik 3 minutės sužaistas trečiajame kėlinyje. Parčeisas kyšteli kamuolį štai taip Duncanui, šis nepataiko, o kamuolį ima Winslow. Jau 8 kamuolius susirinko Justice'as Winslow, 6 Dželilas Okaforas. Winslow jau beveik surinko savo įprastą vidutinę normą šiame čempionate. Jabari Parkeris. Dar vienas jo dvitaškis. 10 taškas ir antras pagal rezultatyvumo komandoje Parkeris. Šiose rungtynėse pražanga fiksuojama Stevenui Domingo. O tai reiškia, kad 3 baudas turės mesti progą Mirko Džeričius. Domingo antroji asmeninė pražanga. Džeričius
Šiandien kol kas pelnė 3 taškus, tiek jų ir lieka. Pirmoji pramesta bauda, beje, šiuose rungtynėse. 10 vidutiniškai. Čempionate Kaune per rungtynės renka Mirko Džeričius. Kalbėjau apie tai, kad jis kartu su Benjaminu Simonsu yra antras, trečias pagal rezultatyvumą Australijos komandoje. Simonsas šiandien beje be taškų. O į priekį komandą ir vėl tempia lyderis Dante Eksmas. Ir dar kartą iš viršaus, dar kartą štai taip efektingai Jabari Parkeris. 12 šio krepšininko taškas. Jis ir Dželilas Okaforas yra amerikiečių puolimo lyderiai šiandien. Iš po krepšio bando pataikyti ir nepataiko Nikolasas Duncanas, tačiau fiksuojama pražanga, 5 beje jau pražanga amerikiečiams šiame kėlinyje. Australai yra prasižengę tik kartą. Nduka Anie yra keičiamas. Po pirmosios savo pražangos ant suolo kol kas lieka ir Dželilas Okaforas. Tris pražangas jis jau turi. Australų sirgalių šūksnius čia girdime. Ozi, ozi, ozi. Kol kas palaikymas priartėti prie amerikiečių Australijos komandai nepadeda. Pražanga fiksuojama 8-ajam Australijos komandos numeriui Gerardui Martinui. Ir baudos dar nėra metamos. Australijos komandoje sodinamas ant suolo Džekas Parčeisas. Starto 5 žaidėjas, tačiau šiandien nuveikti ko nors išskirtinio, bent jau puolant varžovų krepšį, jam nepavyksta. Ginantis irgi nepernelyg, kol kas tik vienas atkovotas kamuolys. Ir 2 kart iš eilės. Kartojamas metimas. Paskutinis prie kamulio prisiliečia Jonathanas Williamsas. Dar 2 jo taškai. Persvara rekordinė. 16 taškų. 50-34. Iš toli meta ir pataiko Gerardas Martinas. Australai, aišku, stengsis nepaleisti amerikiečių pernelyg toli tam, kad turėtų vilčių. Jeigu seksis, jeigu kris, turbūt taip turėtume kalbėti. Ir jeigu prasčiau nei gali, sužais Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Antrąją asmeninę pražangą yra baudžiamas Nikolasas Duncanas. Tik jis ir Kalafanhofe yra susirinkę 2 pražangas Australijos komandoje. Apie amerikiečių situaciją jau kalbėjau. 3 pražangas turi Dželilas Okaforas. 2 Stevenas Domingo. Prie baudų metimo linijos stos Justice'as Winslow. Vienas komandos lyderių nebejotinai. Beveik 9,5 taško per rungtynes. Beveik 8,5 atkovoto kamulio. Pirmąją baudą Winslow prameta. Ir baudos pabyra pro šalį trečiajame kėlinyje. Po 2 dabar jau yra prametę ir australai, ir amerikiečiai. Antrasis Winslow metimas taiklus.
9. šio krepšininko taškas. Na, kalba lyderiai. Rinkdami taškus, kalba lyderiai. Jungtinių Amerikos valstijų komandoje. Okaforas 13 taškų, Parkeris 12, Winslow 9. Galbūt mažiau nei įprasta pelno Koneris Frankampas. Tik 4 surinko šiandien. Bet tai netrukdo amerikiečiams būti priekyje. Dar viena pražanga. Ir dar kartą prie baudų metimo linijos Benjaminas Simonsas. Šansas pelnyti pirmosius taškus. Vienam rezultatyviausių australų žaidėjų šiame čempionate. Pirmąją baudą jis pataiko. Tokia lyginamoji statistika. 10 taškų čempionate šiandien 2. Na, kalbant apie kovotus kamuolius, situacija geresnė. 3. Nusiėmė Simonsas. Ir savo įprastą vidurkį, aišku, dar gali pasiekti Benjaminas Simonsas. Jo rankose kamuolys po to, kai sėkmingai apsigynė australai. Iš toli meta Dante Exumas, nepataiko, bet Mirko Džeričius ima kamuolį. Ir vėl viskas aplink tritaškio liniją. Laiko atakai dar daug. Nepanaudoja jo visų australai. Toli gražu. Bando iš toli Mirko Džeričius. Bando ir dar kartą nepataiko. 24. australų šiandien pramestas tritaškis. O Koneris Frankampas, ko gero, yra tas rezervas, kuris dar nepanaudotas. Ir suprantama, kad snaiperis nebus linkęs likti su ta taškų doze, kurią šiandien surinko. Dabar 7. Frankampo taškas. Jis 4. pagal rezultatyvumą komandoje. Exumas iš toli labai netaikliai. O dėl kamuolio labai ryžtingai kovoja Kendrikas Nanas. Dviejų plus baudos nebus. Bus tik 2 baudos metimai, kuriuos bandys realizuoti Jonathanas Williamsas. Dante Exumas sodinamas ant suolo. Williamsas šiandien metė 2 baudas, abi pataikė. Dar vienas kairiarankis krepšininkas šiame čempionate. 3. bandymas taiklus. Tai buvo 5. Williamso taškas, 6. čia. 56-39 ir vėl štai taip nenumaldomai auga amerikiečių persvara. Negalėtume sakyti, kad labai greitai, bet ji auga nuolat. Ir jeigu viskas tęsis taip, 4. kėlinys gali būti tiesiog formalumas, kurio metu būsimieji čempionai, aišku, kalbame apie amerikiečius, šildysis šlovės spinduliuose ir bandys, na, pasismaginti bei padžiuginti žiūrovus. Dar 2 baudos metimai. Dar 2 baudos metimai. Dar kartą Benjaminas Simonsas prie baudų metimo linijos. Pirmasis mėginimas pro šalį. Su apsauginė kaukė. Žaidžia Nikolasas Duncanas. Matome tai nuo rungtynių pradžios. Nesu įstikinęs, bet įprastai tokios kaukės dėvimas tada, kai panosius lūžis. Gali būti, kad panašią traumą Duncanas yra patyręs, nors tikslių žinių apie tai, aišku, neturiu. Simonsui pirmoji asmeninė pražanga ir dabar jau štai toks krepšinis 3. kėlinyje. Pražanga po pražangos ir galimybė po galimybės. Tai vienam, tai kitam krepšininkui lengvai pridėti taškų. Sau. Frankampas pataiko abi baudas. 5. jo taškas 3. kėlinyje ir 9. šiandien. 19 taškų skirtumas nuo Kendriko Nano. Kojos kamuolys palieka aikštę.
Mirko Džeričių pagrindinį savo įžaidėją sodina ant suolo Australijos komandos treneris Gajus Malojus, o dabar po dar vienos rezultatyvios amerikiečių atakos australams reikia minutės pertraukėlės. Žalgirio šokėjas jūsų ekranuose, Žalgirio arenoje Kaune, Tyusas Jonesas, Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės, 17-mečių rinktinės gynėjas, pavogė kamuolį iš australų aikštės viduryje, pelnė pirmuosius savo taškus šiandien ir pirmą kartą JAV rinktinės persvara pasiekė 20 taškų, 60-39. Amerikiečiai nuosekliai artėja prie to, kas jiems ir buvo prognozuojama. Tiesą sakant, pergalė po pergalės čia Kaune. Ir paskutinė per 8 rungtynes turėtų būti iškovota šiandien. Turėtų būti iškovota finale prieš Australijos komandą. Australai bando sureksti savo ataką, kiek daugiau nei 2 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Nikolasas Duncanas pabando štai taip įmesti, jam nepavyksta, kamuolį ima Jonathanas Williamsas. Ir Tyuso Joneso perdavimas į priekį. Bei sėkminga Australijos komandos gynyba, Dante Exumas. Kaip ir įprasta, rezultatyviausias Australijos komandos žaidėjas šiandien, 14 taškų. 16 Exumo taškas ir jis yra beje rezultatyviausias rungtynių krepšininkas, ne tik Australijos komandos. Rezultatyviausi amerikiečiai įmetė mažiau. Džalilas Okaforas 13, Jabari Parkeris 12. Paskutinės pusantros minutės trečiajame kėlinyje. Dar vienas atletiško krepšininko, galingo krepšininko prasiveržimas po krepšiu. Justisas Winslow pelno 11 savo tašką šiandien ir dar galės pridėti 12, jeigu realizuos baudos metimą. Feliksui Kalaufanhokai fiksuojama trečioji asmeninė pražanga. Dar vienas australų bandymas. 5 sekundės atakai būtų likusios, jeigu perdavimas būtų tikslesnis ir jeigu tą ataką būtų įmanoma pratęsti. Dabar kamuolys vėl amerikiečių rankose, prasideda paskutinė trečiojo kėlinio minutė, 21 taškas skiria komandas. 62-41, Frankampas. Kendrikas Nanas grąžina kamuolį į Tyuso Joneso rankas. Ir klysta pagrindinis amerikiečių žaidėjas. Kol kas nedaug, tik 2 rezultatyvūs perdavimai. Tokia yra Tyuso Joneso statistika. Kukli ir pagrindinio australų atakų generolo Mirko Džeričiaus. Statistika, kalbant apie rezultatyvius perdavimus, vos 1. Dabar dar 2 taškus Australijai pelno metas Jacksonas. Paskutinė amerikiečių ataka, kamuolį jie gali laikyti iki pabaigos. Štai toks metimas, aukšta trajektorija, dar 2 Jonathano Williamso taškai ir 64-43 po 3 kėlinių. Australijai reikia stebuklo ir bent jau žiūrint į tai, ką matome dabar, sunkiai tikėtina, kad tas stebuklas gali būti. Pažiūrėsime, kaip klostysis viskas toliau.
Jungtinės Amerikos valstijos Australija 64-43. Toks yra rezultatas po 3 kėlinių pasaulio 17-mečių čempionato finale. Kuo toliau, tuo labiau amerikiečiai artėja prie logiškos pergalės. Būtent jie, aišku, buvo geriausia komanda nuo iki. Šiuose pirmenybėse kova dėl atšokusių kamuolių. JAV komanda laimi 30-22. Australai trečiajame kėlinyje dažniau bandė atakuoti iš arčiau, tai yra ne iš 3 taškų zonos. Juolab, kad 3 taškai nekrenta. 30 metimų jau paleido Australijos komanda, pataikė tik 5. 2 taškai 9 iš 17, bet priartėti visą tai ir toliau neleidžia. Na, Koneris Frankampas taip pat renka savo taškus. 4 amerikietis dviženklėje zonoje. Dželilas Okaforas, kurios senokai nematome aikštėje, kuris susirinko 3 pražangas. Ir kol kas sėdi ant suolo. Juolab, kad Jonathanas Williamsas jį labai neblogai pakeičia. Ne, yra Okaforas dabar aikštėje, atsiprašau, Okaforas yra aikštėje. Trečiojo kėlinio didesnę dalį praleido dėl to, kad yra susirinkęs 3 pražangas. Taigi Okaforas 13 taškų. Jabari Parkeris 12, po 11 pridėjo Koneris Frankampas ir Justisas Winslow. Rezultatyviausias, arba galbūt turėtume sakyti kitaip, vienintelis rezultatyvus žaidėjas Australijos komandoje lieka tas, kurio rankose buvo kamuolys dabar, Dante Exumas. 16 taškų. Meta ir pataiko iš toli. Mirko Džeričius. Ne Džeričius tai buvo, tai... Džeričius, taip. O kadangi amerikiečiai dar ir prasižengė, bandydami stabdyti australų ataką, ne toje vietoje, kur buvo kamuolys. Žaliais marškinėliais vilkinčiai komandai atitenka kamuolys bei galimybė dar šiek tiek sumažinti persvarą blokuojamas. Meto Jacksono metimas. Ir štai toks 2 prieš 2. Bei tarsi tinklininkai dabar neįmeta, o įmuša kamuolį į krepšį amerikiečiai. 22 taškų persvara, lygiai tokia, kokia buvo grupės turnyre pirmojo turo rungtynėse. Realiai atspindintis komandų jėgų skirtumą santykis. Galbūt ir taip, galbūt ir taip. Dante Exumas. Vienas laukia karys, taip turbūt turėtume sakyti. 19 jo taškas, antras pagal rezultatyvumą Australijos komandoje lieka Nikolasas Duncanas su 7 taškais. Amerikiečių puolimas, suprantama, daug įvairesnis ir Koneris Frankampas antrą kartą šiandien pataiko iš toli, pelnydamas 14 savo tašką ir tapdamas beje rezultatyviausių amerikiečių krepšininkų. 9 JAV komandos žaidėjai šiandien taškų jau surinko iš tų, kurie žaidė, jų nepelnė tik Kendrickas Nanas ir Stanley Johnsonas, o Frankampas tiesiog įsisiautėja. Antras jo 3 taškis iš eilės ir 16 taškas. Pretenduoja tapti rezultatyviausių komandos žaidėjų šiame čempionate. Koneris Frankampas. Iš toli pataiko Kala von Hofe. Taip, jis prieš tai įmetė 3 taškį, o ne Mirko Džeričius. Antrasis 3 taškis, tačiau savo metimu iš toli atsako ir Frankampas. 76-52 po 19-ojo Konerio Frankampo taško. Kodėl sakau, kad gali būti rezultatyviausias amerikiečių žaidėjas šiame čempionate? Na, viskas paprasta. Labai nedideli skirtumai buvo tarp Okaforo, Parkerio ir Frankampo. Dabar kala kamuolį iš viršaus, pelnydamas pirmuosius savo taškus Kendrickas Nanas. 78-52 ir Australijos rinktinės minutės pertraukėlė.
Taiklių tolimų šūvių salvę paleido Koneris Frampas, iš viršaus kamuolį į krepšį įkalė Kendrikas Nanas ir Jungtinių Amerikos valstijų komandos persvara pasaulio 17-mečių čempionato finale prieš Australiją pasiekė 26 taškus iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, likus žaisti kiek daugiau nei 6 minutes. Koneris Frampas su 19 taškų rezultatyviausias amerikiečių komandoje. 13 yra pelnęs Džalilas Okaforas, 12 Jabari Parkeris, 11 Justisas Winslow. Vienintelis rimtas ginklas Australų komandoje lieka komandos lyderis Dante Exumas, kuris šiandien surinko 19 taškų. Iš toli meta ir pataiko Džeričius. 78-55, 8 Mirko Džeričiaus taškas. Vagia kamuolį Australijos komandos žaidėjai, nesugraibo jo Dante Exumas po Gerardo Martino perdavimo ir po to, kai situaciją suvaldė Dante Exumas, įmesti jau buvo sunku, amerikiečiams pavyksta apsiginti. Nanas iš toli, pro šalį, ima kamuolį Australijos krepšininkai, šiuo atveju tai buvo Džekas Parčeisas. Dar vienas tritaškis ir dar kartą pro šalį. Australai stengiasi žaisti greitai, stengiasi... Tai, kad stengiasi žaisti greitai, yra suprantama. Jiems reikia bandyti likviduoti varžovų pranašumą, o visa kita daroma taip, kaip ir buvo anksčiau. Tai yra tritaškis gerokai dažnesnis reiškinys negu dvitaškis. Australų metimų racione. 37 tritaškius ir tik 19 dvitaškių. Metė Australijos komanda. Kendrikas Nanas prie baudų metimo linijos. Pirmasis bandymas tikslus. Ispanai čia. Šiandien dvikova dėl trečiosios vietos. Dar kartą priminsiu, jie pralaimėjo kroatams, pralaimėjo triuškinamai 32 taškų persvarą. Ir dar kartą priminsiu, kad Lietuvos komanda čia, namuose vykusiame čempionate, užėmė 9-ąją vietą. Baigusi pirmenybės 2 pergalėmis prieš Egiptą ir Prancūziją. Greita Australų ataka. Nepataiko iš po krepšio Gerardas Martinas, tačiau jo metimą kartoja Dante Exumas. (22) taškai vėl skiria komandas. Dar kartą grįžtu prie to, kad tie patys 22, kurie degė švieslentėje tada, kai komandos pirmą kartą šiame čempionate rungtyniavo tarpusavyje. Džekas Parčeisas pažeidžia taisyklės. Prie baudų metimo linijos stoja Nduka Anie. Pirmasis baudos metimas taiklus. Anie pelno 7-ąjį savo tašką. Ir 8-ąjį taip pat. Laukia ilgokai. Ten prie tritaškio linijos tykojo, kada gaus kamuolį Gerardas Martinas, gavo, tačiau nepataiko būdamas laisvas ir Kendriko Nano klaida. Netikslus perdavimas Koneriui Frankampui. Parčeisas iš vidutinio nuotolio. Pirmieji beje Džeko Parčeiso taškai šiandien. 3 minutės 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio ir nėra ko slėpti iki rungtynių pabaigos. 22 taškai yra per daug, kad galėtų australai likviduoti tą pranašumą, juolab, kad amerikiečiai
ir tokių galimybių nesuteikia. Dar viena ataka, kuri taškais nesibaigia, bet bus 2 baudos metimai. Kendrikas Nanas prie baudų metimo linijos. Mirko Džeričių sodina ant suolo Australų komandos treneris, tačiau tuo pačiu jis prašo ir minutės pertraukėlės. Kauno Žalgirio arena pasaulio 17-mečių čempionato finalas, kuriame visi skaičiai Jungtinių Amerikos valstijų komandos naudai. Amerikiečiai žaidžia su australais 81-59. Rezultatas ir amerikiečiai taikliau meta baudas, 68% prieš 50. Taikliau meta tritaškius, 38 prieš 24. Australai pataikė daugiau 9, tačiau tam, kad pataikytų tos 9 metimus, jiems prireikė 38 bandymų. Amerikiečiai įsmeigė 6 tritaškius iš 16 ir, aišku, pirmiausia, išsiskiria jų snaiperis Koneris Frankampas, kuris antroje rungtynių pusėje paleido 3 taiklės tritaškės bombas. Kovo dėl atšokusių kamuolių JAV komanda taip pat laimi įtikinamai 39-26. Tai yra viskas logiška. Kendrikas Nanas dabar meta baudas. Pataiko abi. 24 taškai, toks yra skirtumas. Į aikštę grįžta Justice'as Winslow. 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių šiandien. Dvigubas dublis. Frankampas perima kamuolį. Ir nieko nelaukdamas štai taip. Žino, kad gali pataikyti ir pataiko. 22-asis Konerio Frankampo taškas šiandien. Manau, kad būtent jis bus rezultatyviausias amerikiečių krepšininkas šiame čempionate. 13 taškų rinko vidutiniškai iki šiol, šiandien net 22. Okaforas liko ties ta 13 įprasta taškų riba, bent jau kol kas lieka. Jabari Parkeris irgi panašiai 12. Australijai dar 2 taškus pelno Nikolasas Duncanas. Ir dar viena JAV komandos ataka, kurios metu kartoja metimą Dželilas Okaforas. 4 pražangos šiandien, aišku, apribojo šio vidurio puolėjo laiką aikštėje. Bet taškų ir atkovotų kamuolių yra 7. Okaforui tai susirinkti nesutrukdė. Dvi minutės 20 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Pačioje atakai skirto laiko pabaigoje atakuoja Jackas Purchase'as. Nepataiko ir pražanga Australijos komandai 4 šiame kėlinyje. Nikolasas Duncanas pažeidžia taisyklės 3 kartą šiandien. Po 3 pražangas Australijos komandoje taip pat turi Purchase'as ir Feliksas Kalavanhofe. Tarp amerikiečių tik Okaforas turi bėdų dėl pražangų. Žaidžia jis dabar su 4. Na, bėdomis tai irgi galima vadinti tik iš dalies, todėl kad pernelyg didelis skirtumas, pernelyg nėra galimybių kurti dramos ir teikti, kad viena ar kita pražanga būtų didelis nuostolis komandai. Viskas ir taip gana aišku. Winslow pataiko pirmąją baudą. Pataiko ir antrąją. 13-asis Justice'o Winslow taškas. Purchase'o perdavimas, geras perdavimas Nikolasui Duncanui. Šiam įmesti nepavyksta, tačiau bent jau 2 baudos metimai, kurie gali leisti australams sumažinti varžovų persvarą iki 27 taškų, jeigu Duncanas pataikys abusį. Dramos nebuvo rungtynėse dėl 3 vietos, dramos nėra ir panašu, kad nebus ir lemiamoje šio čempionato dvikovoje. Vieną iš 2 baudų pataiko Duncanas. Antrasis australas, kurio
Pelnytų taškų statistika dviženklė, 10 tašką jis pelnė. Amerikiečiai dar kartą organizuoja puolimą ir dar vienas taiklus tritaškis, kurį pataiko Stevenas Domingo. 93-62. Eksumas iš toli pro šalį. Tyusas Jonesas ima kamuolį. Šiek tiek rezultatyvesnis finalas bus nei rungtynės dėl trečiosios vietos. Ten 93-61. Tai yra labai panašių rezultatų į tą, kuris dabar švieslentėje laimėjo Kratai. Čia taškų jau daugiau. Okaforas. Dar vienas jo dvitaškis iš po krepšio, 17. Amerikiečių aukšto ūgio taškas. Ir toliau tada, kai žaidžia, labai sėkmingai naudojasi savo ūgiu, svoriu, greičių staigumu, visų kuo pranoksta žemesnius ir lengvesnius už save varžovus. Greičių tikrai nenusileidžia. Nei vienam iš tų, kurie bandė jį šiandien dengti. Frankampas. Atmetamas kamuolys prie tritaškio linijos. Eksumas. Kamuolį vagia, bet tuo pačiu atsako ir Justisas Winslow. Dar viena klaida puolant varžovų krepšį. Paskutinės 45 sekundės šiose rungtynėse. 95-62 amerikiečiai priekyje. Iš toli meta ir nepataiko Martinas. Bando Kala Van Hofen, nepavyksta įmesti ir jam. Atmetamas kamuolys prie tritaškio linijos. Pabandoma sužaisti gražiai. Šį kartą per aukštai paleistas kamuolys. Justisas Winslow neturėjo šansų jo pasiekti. Ir Dante Eksumas. Paskutinė Australų ataka, kuri štai taip ir baigsis. Australijos krepšininkai net nebando įmesti aikštėje ir Darcy Malonas. Epizodiškai žaidęs šiame čempionate. Mes sveikiname amerikiečius su pergale, o kol kas galbūt likite su mumis, nes po neilgos pertraukos mes grįšime čia į Kauno Žalgirio areną ir sužinosime geriausių čempionato žaidėjų penketą, sužinosime MVP, tai yra naudingiausia pirmenybių žaidėja, ir pamatysime, kaip ant pakylos užlips prizininkai, tai yra amerikiečiai, australai ir kroatai.